Mūsų psichika mus saugo nuo sudėtingų išgyvenimų, nuo nemalonių emocijų, vien tam, kad mes išgyventumėm. Ir gerai, kad jinai taip daro. Nes greičiausiai kiekvieno žmogaus gyvenime būna situacijų, būna etapų sudėtingų, sunkių. Ir jeigu psichika mums nepadėtų per juos praeiti, būtų tikrai labai labai nekas. Ir ačiū jai už tai. Tai kartais nutinka taip, kad mes įstringame toje gynyboje, tuose mechanizmuose ir pradedam vengti naujų patirčių, naujų galimybių, pradedam vengti kažkokių gyvenimiškų situacijų. Iš esmės pradedam vengti paties gyvenimo, nes veikia apsauginis gynybinis psichikos mechanizmas. Apie tai aš kalbėjau ankstesniam įraše, o šiandien noriu šią temą pratęsti. Su jumis Ilona Tamošiūnienė, esu coachingo profesionalė, lektorė, projekto Drąsa gyventi autorė. Ir šiandien noriu pasidalinti apie 3 iš tiesų labai dažnai sutinkamus gynybinius mechanizmus. Ir gali būti, kad jeigu žiūrėjote ankstesnį įrašą, jūs prisimenate istoriją apie tolimą giminaitę, kuri realiai svaigo apie tai, kokia bus nuostabi jos ateitis, nors šioje akimirkoje jinai nesėmė jokių veiksmų ir nieko vardan to nedarė. Ir jeigu mes žiūrėsim į šitą istoriją, ką mes joje galime pamatyti? O joje mes galim įžvelgti idealizavimo mechanizmo apraiškų. Vienas iš gynybinių mechanizmų taip ir vadinasi - idealizavimas. Apie ką šita istorija? Na, pamėginsiu trumpai ir gyvenimiškai. Įsivaizduokim, į pasaulį ateina mažas žmogutis. Jisai bejėgis, jisai nieko nesupranta, jisai nieko nežino. Ir aplink jį visi bėgioja, tupinėja. Arba kitaip, tenkina jo poreikius, nes pats jisai to padaryti negali. Ir tai yra visiškai natūralus procesas, tiesa? Ir tam žmogučiui pradeda atrodyti, kad visas pasaulis sukasi apie jį, jis toks pasaulio centre. Ir gali būti, kad pasaulis ir egzistuoja vien tam, kad patenkintų jo poreikius. Susiformuoja toks suvokimas. Ir be to, kad jisai jaučiasi esantis centre, jisai jaučiasi visagalis. Jam užtenka tik pradėti verkti. Tai yra suaugę jau čia pat ir atbėgo. Jisai kažko nori ir jisai tai gauna. Ir jam atrodo, kad jisai viską gali. Ir kaip ir sakiau, tai visiškai natūralus raidos etapas. Visi mes per jį praėjom, tik nieko mes iš jo neprisimenam. Ir mums prisiminti nebūtina. Ir jeigu tas etapas yra pereinamas laiku, pereinamas sklandžiai, šį kartą nepasakosiu detalių apie tai, kaip tai vyksta, o tiesiog yra sklandžiai ir nesklandžiai. Vat ši iliuzija, kad aš esu pasaulio centre, pasaulis egzistuoja dėl manęs ir aš viską galiu, ko tik noriu, vat ši iliuzija palaipsniui išnyksta. Ir žmogutis, augdamas, pradeda suvokti, kad visai jisai ne centre, ne? Ir jo ta visagalybė, jinai turi labai tokias ribas. Bet jeigu tame etape buvo kažkokių pažeidimų, idealizavimas gali tapti bene pagrindiniu būdu tvarkyti su realybe. Ir tada, kai žmogus suauga. Ir visomis prasmėmis. Įsivaizduokim. Pavyzdžiui, paimkim santykių pavyzdį. Toks žmogus, kur tas etapas, kuriame jisai visagalis ir pasaulis sukasi apie jį, ir jo tėvai tuo metu irgi buvo visagaliai. Jeigu atsiskyrimas ir tas raidos etapas buvo praeitas kažkaip neteisingai, tuomet suaugęs žmogus, jisai gali savo partneriui priskirti visagalio vaidmenį. Tas partneris turi būti tas, kuris supranta mane be žodžių.
Ane, kaip kūdikystėje, aš tai nemokėjau kalbėti, bet visi žinojo, ko aš noriu. Ir suaugusiam žmogui gali va, taip ir toliau atrodyti, kad kiti suaugę žmonės turi atspėti, suprasti be žodžių. Priima jį be jokių sąlygų, apsaugo nuo pasaulio. Na ir tampa tokia saugia sala, prie kurios tau nereikia nei taikytis, dėl kurios nereikia stengtis, nes ne tu egzistuoji dėl to žmogaus, o jisai atėjo į šį pasaulį, kad aptarnautų tave ir apsaugotų tave. Ir čia ne apie tai, kad dabar imkim ir pasmerkim tokį požiūrį, nes kažkaip neteisingai. Ne, bet taip suveikia mechanizmas, psichikos mechanizmas. Ir svarbu nepasmerkti, ne kažkaip nuteisti už tokio elgesį, o pamėginti suvokti, kas su manim vyksta. Ir pamatyti savo elgesyje šitas apraiškas. O toliau su tuo galima dirbti, su tuo galima užsiimti ir tvarkytis. Vat, ir tada, kai tas partneris, ane, kitas žmogus, ane, aš jam priskiriu visagalio vaidmenį, vat tarytų man saugu gyventi. Nes yra tas, kuris mane myli, kuris mane saugo, be jokių sąlygų, be jokių reikalavimų. Ir kuo va toks idealizavimo pavyzdys gali būti? Neišvengiamai ateis momentas, kai tu nusivilsi, nes pasirodo, kad tas partneris yra gyvas žmogus ir jisai ne visagalis ir myli jisai tave su tam tikrom sąlygom, kas yra visiškai natūralu. Mūsų niekas neprivalo mylėti besąlygiškai. Niekas. Išskyrus kūdikystėje mamos objektas. O tai vienintelis žmogus. Ir mes nusiviliam ir nuvertinam. Ne? Va tas partneris, jisai ne visagalis. Jisai nuo visko manęs neapsaugo, iš mano minčių neperskaito, be žodžių nesupranta. Žodžiu, kažkaip ne taip viskas vyksta. Ir tam, kad jisai mane suprastų, su juo reikia kalbėtis. Su juo reikia kurti santyki, juo reikia rūpintis, su juo kurti ryšį. Ir jisai kartais pavargsta ir jaučiasi blogai ir jam reikia mano rūpesčio, dėmesio ir galbūt apsaugos. Ir tada tokiu momentu gali aktyvuotis kitas gynybinis mechanizmas, bet apie jį šiek tiek vėliau. Vat tai aš pasakoju tokius epizodus, ne? Tai nepilnas paveikslas, bet apčiuopti pagrindinę vat, esmę šito mechanizmo jūs tikrai galit. Nesvetimas idealizavimas yra ir savirealizacijos temoje. Na, pavyzdžiui, žmogui nelabai patinka tai, kaip jisai gyvena, kuo jisai užsiima, ką jis yra nuveikęs. Bet kai tik pradeda mintyti apie vieną ar kitą pokytį, vat jo galvoje automatiškai pradeda kurtis kažkokio idealaus gyvenimo paveikslas, kažkokio tobulo. Tikslai turi būti ypatingi, projektai ypatingi, svajonės ypatingos, idealios. Nes jeigu, kaip visų, nėra ko ir pradėti. Ir iš esmės, tos tokios idealios ir ypatingos svajonės ar tikslai, jie kažkodėl neatsiranda, ne, to žmogaus galvoje. O tai yra tik, fantazijos kažkokios. Ir plus, gali būti, kad visą tą istoriją dar sėkmingai palaiko ir iš vaikystės keliaujantis kartu tas visagalybės pojūtis. Aš viską galiu padaryti, jeigu tik nuspręsiu. Vat dabar aš kol kas neradau tos idėjos ypatingos, idealios, bet jeigu aš nuspręsiu, 100% viską padarysiu. Jeigu aš tik imsiuos, viskas įvyks tiesiog kosminiu greičiu. Kas čia tokio? Svarbu idėją surasti ypatingą ir idealią. Ir iš vienos pusės toks mechanizmas padeda palaikyti nesubyrėjusią savivertę,
Bet iš kitos pusės jisai totaliai blokuoja veiksmus. Nes, vat, idealizavimas jisai tarytum sukuria tą vaikystės pasaulį, kuriame nereikia prisimti atsakomybės, kuriame nereikia susidurti su savo su kažkokiais apribojimais, nes ne viską pasirodo gali. Nereikia rizikuoti ir taip toliau. Na, daug kas už tave, na, nusprendžiama, padaroma ir tu tarytum, nu, vat, gyveni. Ir vat tame tarytum tokie modeliai yra saugu gyventi. Tu turi surasti ypatingą tikslą, ypatingą idėją ir idealią, o tu jos niekaip nerandi. Ir, bet žinai, kad jeigu tu ją rasi, tai tu būtinai ją įgyvendinsi, bet jinai turi atsirasti iš kažkur. Ir tada saugu gyventi, nes nereikia nieko daryti. Tiesiog tokiu atveju idealizavimas apsaugo nuo realybės lygiai taip pat. Nuo realybės, nuo tos realybės, kurioje reikia dėti pastangas, kurioje rezultatai ateina ne iš karto ir reikia eiti, žengti daug žingsnių, kad nupraeitum tą savo kelią. Dalykai nepasidaro savaime. O ir šiaip pasirodo, kad nelabai idealiai viskas ir nutinka. Ir iš tiesų, kol idealizuoji visą tai, tol gyventi yra ramiau. Nes jeigu nustosi tai daryti, na, tada iš esmės griūna tavo pasaulio paveikslas. Griūna ta iliuzija, kad, nu, nei čia tu visagalis, nei tu čia idealiai kažką padarysi ir ypatingai. Nu, tu esi toks pats žmogus kaip ir dauguma žmonių. Na, taip, kažkuo skiries, bet esmė vis tiek ta pati, ne? Ir vat iliuzijų griuvimas, jisai visada skausmingas yra. Todėl mūsų psichika, jinai daro ką? Apsaugo mus. Ir toliau palaiko va tą iliuziją, kad turi atsirasti žmogus, kuris mane supras be žodžių ir aš jam būsiu centre ir jisai gyvens dėl manęs ir tik manimi, o man nieko tuo metu nereikės daryti. Arba aš būtinai atrasiu kažkokią idealią idėją, idealų projektą, idealų tikslą ir tada tikrai viską padarysiu. Ir vat kol tiki tuo, tai ir esi ten, kur esi. Ir dar kartą jau primenu tai daug kartų, kad to nereikia smerkti, to nereikia vertinti kaip kažko blogo. Taip tiesiog yra. Į tai verta pasižiūrėti, pamatyti tai ir jeigu tai aptinku savo gyvenime, tai tiesiog pripažinti. Ir tai jau pusė darbo padaryta. Nes tol, kol mes nepamatom ir nepripažįstam, nu, nieko iš vis negali pakeisti ir toliau sukiesi tomis pačiomis vėžiomis ir viskas kartojasi vėl ir vėl iš naujo. Antrasis, taip pat dažnai sutinkamas gynybinis mechanizmas vadinasi neigimas. Tai tokia istorija, kai žmogus problemą atsisako pripažinti problemą. Bet realybėje problema yra, o žmogaus galvoje jos nėra. Ir jeigu būna vat, tokių situacijų, kai žiūri iš šalies ir tu matai, ne, kad, tarkim, yra kažkoks destruktyvus žmogaus elgesys, ne? Ir jeigu tu jam pasakysi, jisai sakys, tu ką, tu čia pati turi problemų. Eik, tvarkykis su savo galva, čia su tavim yra blogai. Jisai netgi agresyviai gali reaguoti tai ir atmesti. Ne todėl, kad jisai nenuovokus, nieko nesupranta, o todėl, kad veikia taip mechanizmas. Nes jeigu aš pripažinsiu problemos egzistavimą, tai reikš, kad man teks susitikti su stipresniu ar silpnesniu emociniu skausmu. O tai nemalonu ir gali būti sunkoka. Todėl psichika pasirenka paprastesnį sprendimą.
ignoruoti problemą ir apsimesti, kad jos nėra. Nu, nieko čia blogo nevyksta. Viskas normaliai, nugi visiems tai būna. Ir gali atrodyti, kad jeigu nepripažinsiu problemos, ir žmogui dažnai taip atrodo, kai aktyvus šis mechanizmas, bet aš nepripažinsiu ir ji kažkaip pati išsisklaidys, vat pati išsispręs. Bet dėja, jinai pati neišsisklaido, jinai neištirpsta kaip sniegas pavasarį. Ir vat kurį laiką neigimas jisai apsaugo, mažindamas skausmą, palaikydamas funkcionavimą ir, na, kurdamas tokį iliuzinį saugumo, stabilumo pojūtį. Ir jeigu, tarkim, vat būna nutinka sudėtingos situacijos ir iš pradžių žmogui atrodo, nu ir nieko čia tokio nenutiko. Nu baisiai čia, nu kažkaip išsispręs, ne? Ai, nesuktų galvos, susidėlios, tai bus taip, kaip turi būti. Bet tarytum, bet jeigu tuo metu tu pripažinsi visą problemos dydį, tu tiesiog išsproksi. Aš prisimenu puikiai tokį etapą iš savo gyvenimo, jisai nebuvo ilgas, bet realiai po griūčių, po sudėtingų situacijų buvo toks momentas, kai, tai čia nieko tokio, o kas čia baisaus nutiko, nu baisiai čia. Nu, biški praradai, nu ir kas, kad viską. Bet žiūrėk, nu kažkaip tai išgyvensi, kažkaip susidėlios. Ir atrodytų, ne, nu, kad tai nei atsakomybės žmogus neturi, kas čia dabar, tai imk ir spręsk. Bet iš vidaus tu realiai nematai. Nes jeigu tu pamatysi visą jos dydį, tai iš siaubo tu net laikysi to siaubo. Ir todėl psichika tau padeda praeiti per tai. Kai jau ir ateina tikrai momentas, kai tu esi jau pasiruošęs, ne, ir pradedi žiūrėti ir tave ima siaubas, bet tu jau sustiprėjai ir tu nebesubyri. Ir va tai yra labai labai svarbus momentas. Tai va, ir trumpam laikotarpį tave apsaugo ir padeda praeiti, bet jeigu tame įstrikti, o įstrikti vėlgi mes kaip ir nespecialiai įstringam, bet, na, tai yra, kadangi mūsų psichikai tai yra saugiau, jinai mus tiesiog laiko. Ir va tada sąmoningumo klausimai. Ar aš pastebiu, kas su manim vyksta? Ir jeigu pastebiu, kaip aš šitai pradedu reaguoti ir ką aš su tuo darau. Nes ilgalaikėje perspektyvoje toks neigimas, jis gali turėti visai rimtas pasekmes. Ir ne tai, kad visai, bet jisai gali turėti realiai rimtas pasekmes, nes nesprendžiamos problemos jos niekur nedingsta. Pati problema išoriai, jinai gali netgi didėti. Va čia momentas, kai būna, nutinka kažkokia nesėkmė, tu įkritai į duobę. Ir kai tu nepripažįsti, kad tai yra problema, kad tu duobėje esi, tada kas gali nutikti, kad vietoj to, kad tu po truputėlį pradėtum lipti iš duobės, tu pradedi į ją kastis giliau. Nes problemos tai nėra tugi ne duobėje, o iš tikrųjų tai tu gilioj duobėjai. Vat. Ir pasakoju aš tai realiai per savo išgyvenimus, per savo patirtis, aš jas esu turėjus. Ir pasekmes gali būti labai labai liūdnos. Be to, kad tu išoriai kasi duobę, viduje darosi lygiai tas pats. Įtampa niekur nedingsta, jinai pridengta, jinai nuslopinta, jinai į narvelį uždaryta. Nu, tarytum į puodą sugrūsta ir dangtis ant viršaus uždėtas, ne? Nu ir nėra, bet tada jos nėra. Bet staiga pradeda dažnėti nerimo epizodai arba net panikos atakos prasideda, su tavim pradeda vykti tikrai nesmagus reikalai. Ir kartais ilgai slopinamos emocijos jos gali sukelti, sąlyginai, taip galim pasakyti, tokį funkcinį užšalimą. Tai tokia būsena, kai iš esmės tu lyg ir veiki, darai kažkokius dalykus, atlieki kasdieninės užduotis, bet kasdieninės. Ten apie tikslus kažkokius milžiniškus svajones ir dar kažką ten kalbos nėra. Tu funkcionuoji va čia. Ne, ten indus išsiploviai, pavalgiai, nusiprausiai, padarai, kas būtina,
vat padarai einamuosius kažkokius darbus. Bet jausmas, kad tu esi, nu, toks atbukęs truputėlį, atsijungęs nuo realybės, tavęs čia nėra, tu esi, bet tavęs nėra. Tai yra siaubingai nemalonus jausmas. Ir tas jausmas iš tiesų yra daug baisiau negu bet kuri kita emocija, kai tu atsijungęs. Ir toks, va tas atbukimo jausmas. Patikėkit, tai yra daug sudėtingiau ir daug baisiau negu jausti pyktį, kaltę, baimę, nusivylimą. Tada tu jauties gyvas. O šiuo atveju tu, nu, kaip ir gyvas, bet vidus jisai kaip ir miręs. Nu, toks labai, jeigu teko išgyventi, tai turbūt žinot, apie ką kalba, o jeigu neteko, tai ir neišgyvenkit geriau šito. Be to, pats neigimas, jisai reikalauja labai daug energijos. Nes, na, įsivaizduokim, kad realybė veržiasi į tavo erdvę pro duris, o tau reikia stovėti ir laikyti tas duris užremtas, kad neduok dievę net per mažiausias gabalėlis realybės neįkristų į tavo matymo lauką. Na, tiesiog, kad netyčia neįsiveržtų. O kai tiek energijos reikia skirti tam, kad palaikytum va tą neigimo momentą, šalia to gali rastis energijos trūkumas, atrodo nieko nedariau, o jėgų visiškai nėra. O gal ir apatija, kai nu visai, na, toks, nei aš ko noriu, nei aš ką galiu, nu, minusas energijoje ir taip toliau. Ir kiek belaikytum tas uždarytas duris, anksčiau ar vėliau realybė įsiveržia. Ir tada jinai įsiveržia su tokia jėga, kad jau tada paneigti nebesigauna. Ir tai gali būti gerokai sudėtingiau negu įsileisti ją savarankiškai. Taip, pabuvau kažkokį etapą, bet nu viskas, reikia atsigręžti į problemą ir pradėti žiūrėti, ką su ja daryti. Nes kitaip, nu, bus dar blogiau. Vat ir gali būti, kad esat tokių, arba esat patys susidūrę su tokiom situacijom, arba matėt žmogų tokioje situacijoje, kai jūs matot problemą, arba tai, kad žmogus neigia problemą, jisai sako, nieko čia tokio, jūs taip sėdit ir galvojat, ta prasme, nieko tokio. Spręsti reikia, daryti, ir jūs bandot sakyti, kad reikia spręsti, daryti, o žmogus, jisai tuo metu, jisai nepajėgus paimti ir spręsti. Nes tuo metu vyksta labai sudėtingi procesai ir jisai nespecialiai, jisai gal, vat, jeigu logiškai, jisai sakytų, jo reikia spręsti, bet problemos tai nėra, nėra ką spręsti. Tai va, santykiuose tai gali atrodyti, taip pat reiškiasi neigimas, na pavyzdžiui, santykiai, kuriuose jau du žmonės nebesikalba jau nežinia kiek laiko, neturi jokio bendrumo, arba pykstasi, barasi, negerbia vienas kito, arba iš vis nusispjojo vienas į kitą. Bet jeigu tų žmonių paklaustum, ar kažkas tarp jūsų vyksta, ar kažkas negerai tarp jūsų, greičiausiai atsakymas galėtų skambėti, na kažkaip taip, ne, viskas gerai, mes tiesiog labai pavargę, na ir todėl nenorim kalbėtis, ne? Arba, taigi taip pas visus būna ir nieko čia tokio, taigi praeis. Arba, nu nekreipk dėmesio, žinai, nu charakteris toks sunkus. Arba, o gal aš per daug noriu iš to žmogaus, man reikėtų savo lūkesčius peržiūrėti ir susimažinti. Ir taip toliau. Bet tarytum visada atsiras kažkokia priežastis, kuri paneigs problemos egzistavimą. Ir tada, vat, kai taip neigi, visą tai leidžia nepriimti kažkokių sprendimų, nesiimti jokių veiksmų. Tada nereikia mokytis nieko, ne? Nereikia mokytis kalbėti su kitu žmogum, nereikia gilintis į vienas kito poreikius, nereikia mokytis būti iš tikrųjų dėmesingu ir rūpestingu žmogumi. Nu, žodžiu, daug dalykų, kurių nereikia daryti.
O visų pirma, tai nereikia prisimti atsakomybės ir nereikia nieko keisti. Vat paneigiai ir tada tarytum yra ramu. Ir ko gero patys liūdniausi ir pavojingiausi atvejai nutinka tada, kai vat aktyvavęsis neigimo mechanizmas žmogų verčia pateisinti ir tai, kas iš tiesų stipriai žeidžia, ne tik emociškai, bet ir fiziškai. Iš esmės, tai mechanizmas, kurio dėka arba kurio įtakoje žmogus gali pateisinti tai, ko pateisinti iš tikrųjų neįmanoma ir jokių pateisinimų negali būti nei emociniam, nei fiziniam smurtui. Bet kad tu išgyventum tame, tavo psichika įjungia neigimą ir sako, jam netyčia taip gavosi. Ar jai netyčia taip gavosi. Nereikia vien į vyrų vartus, ne visko mesti, nes visokių situacijų būna ir moterų tarpe. Arba, jis ten ar jie, tai tiesiog labai emocingas žmogus, ne? Arba, jisai taip nenorėjo, čia aš pati išprovokavau, aš kalta, aš pati kalta dėl to, ar pats kaltas dėl to. Ir taip toliau. Ir va tai yra patys liūdniausi momentai, bet kaip ir sakiau, dar kartą pasakysiu, taip vyksta ne todėl, kad va tas žmogus atsidūręs tokioj situacijoje, jisai kvailas, nieko nesupranta, neatsakingas ar taip toliau. Ne. Taip veikia psichikos mechanizmas augantis nuo stiprių išgyvenimų. Nes jeigu tu su jais susidursi, tu gali tiesiog subirėti. Net laikyti gali. Ir todėl, tarytum, vad vienoj vietoj kažkur, beje, mes galim pastebėti, kad toks žmogus vad vienoj vietoj jisai nepripažįsta problemos egzistavimo, o kitoj vietoj jisai pakankamai normaliai tvarkosi, su dalykais, su iššūkiais, su kažkokiomis užduotimis. Bet va tema yra, kurio jisai tiesiog nepripažįsta problemos, nes labai skaudu. Va ta vieta yra labai labai skausminga. Ir tokio žmogaus mes negalim išgelbėti. Iš esmės, ką mes galim padaryti, ir iš tikrųjų turbūt ir verta tai daryti, pamėginti kažkaip po truputėlį iki jo prisibelsti, kad jisai pats pradėtų matyti, kas su juo vyksta. Bet ne per spaudimą, nes jeigu, tarkim, ateini ir sakai, tu ką nematai, kad čia problema ir taip toliau, kils labai daug pasipriešinimo ir gali netgi agresija sukilti. Jeigu per kažkokią prievartą ar bandysi ištraukti, niekas neveikia tuo metu. Bet kažkaip praskleisti situaciją, vat įvairiais aspektais pamėginti jam parodyti. Ir gerai, jeigu vat, tu įstringi tokioje istorijoje ir šalia atsiranda žmogus, kuriam rūpi, kad tu pamatytum tai. Ir po truputėlį išsilukšteni. O jeigu neatsiranda tokio žmogaus, jau čia tada asmeninis sąmoningumas, galvos įjungimas ir pradėjimas žiūrėti į realybę. Vat grįžimas į kontaktą su realybė, tiek su vidinė realybė, tiek su išorinė realybė, atstatymas kontakto. Ir tai yra procesas, tai neįvyksta per dieną ar per akimirką, bet kad tai įmanoma, tai tikrai įmanoma. Ir trečiasis, dar nepasakiau apie neigimą savirealizacijos temai. Čia irgi būna neretas atvejis. Kartais tai gali skambėti kaip, pavyzdžiui, tokios mintis, bet man daug ir nereikia. Man užtenka taip, kaip yra. Man gerai taip, kaip yra. Arba jeigu apie savirealizaciją karjeroje kalbant, žmogus sako, ne, aš nenoriu, ką man ten kilti į tą karjeros laiptelius, man ir čia gerai. Arba ten visokiausios idėjos, ne piniguose laimė, svarbiausia būti geru žmogumi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kartais iš tikrųjų būna taip, kad žmogaus vidus, jo vertybės,
jo suvokimas tiesiog susiderina su realybė ir jam iš tikrųjų nei daugiau reikia. Jam nesinori jokių karjerų daryti, jam nesinori kažkokių, nu, vat, sako, man faina taip, kaip yra. Ir tame nėra jokio konflikto. Tai yra tiesa, jam taip gerai. Ir, ir čia, nu, čia ne mechanizmas. Tai tiesiog žmogaus kažkokie vertybiniai momentai, jo pasirinkimai, jo sprendimai. Nes va čia svarbiausias aspektas, kad nėra vidinio konflikto, ne pas tą žmogų. Bet dažnai nutinka taip, kad iš tikrųjų nei patinka, nei gerai taip, kaip yra, bet žmogus vėl, ne, jisai stengiasi nepripažinti ir nematyti, jisai tai neigia. Iš tikrųjų, tai, nu, kažkada buvo svajonė, kad, wow, norėčiau ten, nežinau, kokį projektą didžiulį įgyvendinti, kuris, na, paliks pėdsaką šioje žemėje. Bet buvo bandymai kažkokie, galbūt nesėkmingos patirtis ir, op, viskas, ai, nu, man ir nereikia. Ir man ir taip gerai. Aš neigiu, kad man norisi daugiau, man norisi garsiau, man norisi gražiau, prabangiau ir taip toliau. E, Ir čia vat, toks aspektas, kad iš vienos pusės, jeigu aš pripažinsiu, kad man kažko reikia, tai man tada reikės atsakyti į klausimą, o ką dabar su tuo daryti? Jeigu man reikia daugiau, su tuo daryti reikės kažką. Ir vėl teks priimti kažkokius sprendimus, imtis naujų veiksmų, susitikti su emociniu diskomfortu ir sėkmė negarantuota. O jeigu jau yra patirtis nesėkmės, visai gali būti, kad va, tas neigimas, kad man daugiau nieko ir nereikia, jisai padeda vat, nu, neįsivelti į istoriją, kurioje tikėtina, kad tavęs vėl laukia nesėkmė. O jeigu tave vėl nutiks tau nesėkmė, tai kas tu per žmogus tada po galais, ne? Ir kaip tada toliau gyventi? Tai geriau, vat, sakyti, kad man nieko nereikia, man ir taip gerai, ir niekur nejudėti. E, Ir vat, kol psichikai tas kelias jaučiasi pavojingesnis, ne, vat, judėjimo, augimo, kažko geresnio kūrimo, tai tiesiog psichika stengiasi padaryti taip, kad žmogui net nekiltų klausimai, ne? Nu, ką padarysi? Taip yra ir man daugiau nereikia. Bet čia pavojinga tuo, kad pakeliui gali susikaupti dar daugiau nusivylimų savimi, gyvenimu. Čia gali rastis tokio nemalonaus jausmo kaip pavydas kitiems žmonėms. Žmogus gali darytis vis piktesnis, pas jį pretenzijos tiesiog dauginasi, pretenzijos kitiems žmonėms, pasauliui. Nes iš tiesų savirealizacijos trūkumas jisai gali paversti žmogų tokiu niurzgančiu pastoviai, viskuo nepatenkintų, pagiežingu žmogumi. Nebūtinai taip nutiks ir ne su visais taip nutinka. Kitiems būna labai liūdna gyventi. O treti taip ir pragyvena visą savo gyvenimą neigime, sakydami, kad man daugiau ir nereikia. Bet vat, nebūtinai nutiks kažkokie sudėtingi išgyvenimai, bet tikimybė yra pakankamai didelė. Pakankamai didelė. Ir iš tiesų geriau jie nutiktų tie išgyvenimai. Geriau susitikti su realybė ir pradėti kažką daryti, kol yra laiko, kol yra jėgų, kol dar gali kažką nuveikti. Man taip atrodo. Ir asmeniškai aš tai turbūt labiausiai ir apgailestauju dėl to etapo, kuriame vyko tie patys įvairiausi procesai, vien tam, kad aš susitvarkyčiau, išgyvenčiau ir kažkuriuo momentu, na, sustotum ir pradėtum judėti. Ir iš vienos pusės supranti, kad, nu, tu tada negalėjai kitaip, bet iš kitos, nu, kažkoks apgailestavimas, kad na, labai daug ko nepadarėjai. Nes pirmas nesuvokiai, kas su tavim vyksta, o paskui jau kai suvokiai, o kaip iš to išlipti, nesekantis klausimas. Ir kai tai darai savarankiškai, tai tiesiog užtrunka daug laiko. Bet tai reiškia, kad kelias iš to tikrai yra.
Savarankiškai irgi galima, su pagalba visada greičiau, stipriau ir linksmiau. Ir dar trečiasis, jau ir taip daug čia pasakoju visko, bet dar apie trečią tokį irgi labai klastingą gynybinį mechanizmą, taip vadinamą racionalizavimą. Dabar nereikėtų supainioti. Žiūrėkit, savo esmę, racionaliai mąstyti, racionalus mąstymas yra puikus reiškinys ir labai labai naudingas. Ir kai kuriem žmonėm netgi verta jo pasimokyti, ne, iš emocinio mąstymo pereiti, išmokti dar ir racionalaus mąstymo. Bet mes kalbam ne apie tą mąstymą racionalų, o apie mechanizmą, kuris apsaugo nuo skausmo, nuo kažkokių išgyvenimų, nuo kažkokių nemalonių patirčių ir taip toliau, na, kurios piešiasi galvoj. Jų realybėj gali nebūti, o žmogaus galvoje jos gyvena. Ir bėda su racionalizavimu nutinka tada, kai jisai tampa skydu, kuris apsaugo nuo realių veiksmų, nuo realių sprendimų ir iš esmės nuo savęs, ne, nuo gyvenimo. Toks mechanizmas gali aktyvuotis tada, kai, na, realybė netitinka lūkesčių. Kas nors sugriūna, kažką praradai, kažkas nukeliavo ne taip, kaip tu planavai, kaip norėjai ir tikėjai. Žodžiu, kiekvieno žmogaus gyvenime nutinka vieni ar kiti nemalonūs momentai, kurie kelia sudėtingus emocinius išgyvenimus. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogaus psichika nusprendžia, kad tau žmogaus susitikti su tuo bus per sunku, jinai ką padaro? Įjungia režimą. Viską galima paaiškinti logiškai ir protingai. O kai tu paaiškini logiškai, protingai, tai tada nereikia susitikti su jausmais. Ir tada gali gyventi. Ir vat esmė čia tai ir yra, kad yra racionalus mąstymas, o yra mechanizmas, kuris paaiškina viską tam, kad tu nesusitiktum su savo jausmais, su savo išgyvenimais. Paaiškinai ir emocijų kaip ir nėra. Ir racionalizavimas, jisai paprastai skamba labai taip, brandžiai, protingai, nes tame gali būti labai daug analizės, labai daug svarstymų. Vat stengiasi žmogus suvokti priežastis, ane, vat pamatyti priežasties pasiekmės ryšį, ieško prasmės ir taip toliau. Ir iš šalies gali viskas atrodyti puikiai. Bet iš esmės žmogus gyvena galvoj. Jisai daug mąsto, jisai viską supranta tarytum, jisai viską gali sudėlioti, jisai gilinasi, reflektuoja, užsiima savianalizę. Tiesiog pavyzdys. Bet va čia ir yra spąstai. Jo gyvenimas vyksta galvoj. Ir kai yra aktyvus šis mechanizmas, žmogus nebando suvokti savęs, situacijos, rasti sprendimą. Iš tikrųjų jisai daro ne tai. Išoriškai tai atrodo, kad jisai tai daro. Bet realiai jisai tokiu būdu stengiasi išvengti susitikimo su savo jausmais. Aš viską paaiškinti galiu. Ir kai mes racionalizuojam, tada, neemocionuojam. Tada emocijos tarytum, išstumtos, aš nieko nejaučiu. Na, pavyzdžiui, santykiuose toks racionalizavimas gali skambėti kaip tokia mintis, aš suprantu, kodėl jisai toks. Na, jisai ar jinai tokia. Aš suvokiu tiek savo, tiek kito žmogaus traumas, įtaką asmenybei padariusias kažkokias aplinkybės, ten auklėjimo ypatumus. Aš galiu tiksliai vardinti mūsų abiejų prieraišumo tipus.
paaiškinti santykių dinamiką, nustatyti santykių vystimosi etapus, krizės, puikiai viską sudėlioju lentynėlės. Ir dar visko galiu, ne, priaiškinti. Aš daug ką suprantu, daug puikiai analizuoju ir skamba visą tai labai labai logiškai, bet problema ta, kad, pavyzdžiui, santykių logiškai sukurti neįmanoma. Santykiai ne apie logiką. Nu, be abejo, juose yra logikos, bet kai santykiai virsta analize, paaiškinimais, juose nebelieka nieko gyvo. Tai yra vienas aspektas. O kitas aspektas, kai žmogus gyvena galvoje, jisai analizuoja, jisai sudėlioja, o išoriai veiksmų tai nėra. Tai tu kiek nori žinok prieraišumo tipų, gradacijų, etapų, ką nori žinok, bet jeigu realybėj veiksmo nebus, tai niekas nesikeis. Ir va čia mechanizmo spąstai ir yra tame, kad kai žmogus gyvena galvoje, jam atrodo, kad jisai iš tikrųjų gyvena. O realybėj gyvenimo nėra. Yra egzistavimas. Ir tarkim, santykiai jie virsta tokie, nu, realiai jie egzistuoja, bet jie nėra gyvi. Nes gyviems santykiams reikės jausmų, visų jausmų. Pykčio, nuoskaudų, meilės, džiaugsmo, visko reikės. Nes tada jie įgaus gyvybę. O racionalizavimas leidžia tarytum neįsitraukti į pačius santykius, neįeiti į juos. Ane, tarytum, bet, nu, aš esu nuo santykių truputėlį per atstumą, aš jaučiuosi labai protinga, labai išmintinga, aš viską puikiai suprantu, bet aš neinu ten, kur man gali skaudėti. Nes jeigu aš pradėsiu kelti klausimus, aš pradėsiu gilintis į poreikius, į savo, į kito žmogaus. Aš pradėsiu gilintis į norus, į savo norus, į kito žmogaus norus. Jeigu pradėsiu ieškoti kelio į artumą, bet čia gali atsiverti vieni ar kiti, bet labai skausmingi momentai. Gali pasirodyti, kad kelio į artumą nebuvo ir niekada nebus. Galbūt kitas žmogus tau pasakys, kad o man to nereikia. Skaudės, skaudės. O jeigu pripažins, kad apskritai man neįdomu su tavim būti, o jeigu dar kažkas, ir tame yra labai didelė grėsmė. O kas, jeigu aš pajudinsiu šitą temą ir viskas pradės birėti? Ir tada man lengviau yra paaiškinti, kodėl kitas žmogus taip elgiasi, kodėl, na tarkim, jisai vengiančio prieraišumo tipo. Ane, o aš nerimastingo. Nu, va, todėl mūsų santykiai yra tokie. Tarytum tai būtų, na, nulemtas dalykas, su kuriuo aš nieko negaliu padaryti. Bet va tas paaiškinimas, jisai duoda galimybę išlikti santykėje, koks jisai bebūtų, ir nesusidurti su galimu skausmu. Nes jeigu pradėsiu kažką daryti, neišvengiamai aš su kažkuo susidursiu. Ir dažniausiai mūsų protas pieš, nu, jeigu tu tai pradėsi, tai nutiks katastrofa. Ir viskas subirės, ir tu liksi viena, ir geriau tylėk. Geriau kažkaip paaiškink savo, bet nelysk ten, kur pavojus yra. Bet pamiršta, kad yra visada variantas, kad bet kuriam taške mes turim visada dvi kryptis. Mūsų viduje yra visada du potencialai. Yra kūrybinis potencialas ir yra griovimo potencialas. Tai vat griovimo potencialą mūsų protas puikiai iš karto į areną. O tas kūrybinis potencialas, jisai lieka tarytum nustumtas, iš scenos išstumtas, bet jisai vis tiek yra. Ir tikrai bet kurioj, net ir pačioj tokioj sudėtingiausioj kriziai, visada yra du variantai. Arba sugriausim santykius, arba sukursim kokybiškai naujus santykius. Bet jeigu abu kursim, ne?
Bet čia sudėtinga, sudėtinga tema ir tada, e, nu, nu, tiesiog geriau logiškai viską paaiškinti ir nelysti ten, kur gali gauti per nosį, ne? Ir neaišku, su kuo susitiksi. Bet ten totali nežinomybė, o nežinomybė visada baugina. Lygiai taip pat ir savirealizacijos temoje racionalizavimas gali būti labai toks stiprus stabdis. Na, pavyzdžiui, visada pastoviai analizuoji, reflektuoji, ieškai savo veiksmų prasmės ir dažniausiai nerandi, tiesiog ieškai, o tada pradedi savo pasakoti. Aš kikenu, nes man labai pažįstama ir šita istorija. Man patinka kalbėti apie tai, ką aš suprantu, ką aš patyriau, per ką praėjau. Ir tada man labai paprasta apie tai pasakoti. Vat analizuoji, dėlioji ir pasakoji savo. Nu ne, bet šitas projektas jo gerai, bet žinai, nu dar ne laikas. Nu tu pasižiūrėk, kokia rinkos situacija. Ekonomika beveik recesijoje, kokie čia nauji projektai tavo. O be to, resursų tu neturi tiek, kiek reikia šitai idėjai. Ir taip viskas skamba logiškai ir įtikinamai. Nu, kad realiai skamba kaip labai atsakingas, brandus sprendimas. Bet tada pradedi žiūrėti giliau. Ir gali aptikti, kad po visais tais argumentais, logiškais paaiškinimais slepiasi baimė susitikti su savimi, susitikti su nusivylimu savimi ir savo gyvenimu, nemokėjimu prisimti atsakomybės arba nenoru prisimti atsakomybės arba baimę prisimti atsakomybę, nenoru mokytis, nenoru dėti pastangas ir iš vaikystės lydinčių tikėjimų, kad dalykai turi įvykti savaime. Ir tada, nu, kažkaip jo, sakai, rinkos situacija tokia, po galais. Nu, tai ne, negali pradėti, nu, negali niekaip. Šaunuolė, protingai nusprendai, protingai nusprendai. Arba, pavyzdžiui, pradedi kažką daryti, arba turi jau idėją, kaip čia darysi, ir pabandėjai kažkaip daryti, nelabai ten kas gavosi, arba vis atidėliojai ir supranti, kad jau dabar kažkaip ir, nu, jau nei šis, nei tas, ne, dabar pradėsi po 10 metų, tai nu, žmonės prajuokinsi, ką dabar gal, nu, žodžiu, visokių momentų, bet esmė, kad kažko norėjai ir arba nepadarėjai, arba tau nesigavo padaryti, nes tu viską darėjai, kad nesigautų viso to padaryti. Ir tada taip sėdi ir sakai, bet žinai, gerai, kad ir nepadariau, čia ne mano tikslas buvo. Ne mano, čia vat man sociumo primestas tikslas buvo, ne mano. Kaip gerai, kad aš jo nepasiekiau. Arba taip, nu, vat aš taip ir jaučiau, kad man nereikia ten eiti. Vakariškai intuicijos neklausyti. Dabar labai svarbu, aš kikenu iš to, nes tai atsitraukus po N metų, tai iš tikrųjų atrodo juokingai. Aš apie save kalbu. Man niekada netrodo juokingai kitų žmonių išgyvenimai, bet aš puikiai suprantu, kaip tai vyksta. Ir gali būti, čia aš ne apie tai, kad nėra, kad ne tavo tikslas. Tikrai gali būti. Bet ir tu sieki tos tikslus, sieki ir, pavyzdžiui, žmogus pasiekia ir supranta, nu, po galais. Visiškai, nu, ne apie tai aš, nu, gerai pasiekiau ir ką. Nu, ne mano tikslas buvo. Bet jisai pasiekė. Ne, čia vat skirtumas yra tas. Arba tikrai būna situacijų, kur intuicija tau šnabžda, kad, nu, nelysk tenai, nepriimk šito sprendimo. O tu paimi ir priimi. Nu ir susprogsta, ne viskas. Aš ne apie tai, kad mes atimatam šituos variantus. Ne, jie yra, bet kai racionalizavimo tas gynybinis mechanizmas veikia, tai, nu, čia nei ten intuicijos buvo, iš tikrųjų. Nei tu svarstei, ar čia tavo tikslas, ar ne tavo. Vat viso to nebuvo. Bet jau paskui
tu sau paaiškini, kad, nu, ačiū Dievui, kad tu to ir nepadarai. Tai va. Ir va tai, tarytum, kas čia nutinka, mes va tokiu atveju mes nespecialiai, nesąmoningai nuvertinam tai, ko mes norėjom. Realiai norėjau kažkokio, kažko norėjau, bet, nu, nesigavo, nu, ten, nežinau, veiksmų nedariau, labai daug svarsčiau, gyvenau galvoje, veiksmais tai nevirto, tiesiog turėjau planą, turėjau idėjų, bet, nu, nejudėjau. Ir tada, jeigu aš tai pripažinsiu, tai, nu, tada kažkaip, ne? O kai aš sakau, ne mano tikslas, ačiū Dievui, kad aš ten ėjau, tada kažkaip, nu, į save galiu save gražiau matyti. Ir viskas tvarkoja, tada mažiau skauda. Ir taip, racionalizavimas, jisai apsaugo nuo sudėtingų išgyvenimų, nuo kaltės, nuo gėdos, nuo bejėgiškumo, nusivylimo ir taip toliau. Nuo susitikimo vat, su tuo momentu, kad tu kažko norėjai ir nepadarėjai, kad tu kažką praradai, kas tau buvo svarbu, vat tarkim santykiuose būna, nu ir gerai, kad išsiskyrėm, ačiū Dievui, kad išsiskyrėm, man be jo ar be jos bus tikrai geriau. Ne, vat čia toks kaip ir paneigimas ir kaip ir racionalizavimas, ne, dar galima surasti, aktyvuojasi dar kitas, gali aktyvuotis kitas mechanizmas, kuris sako, tau geriau, ne, tau skauda nuo skyrybų, tu jauties tokia, nu taip skauda. Bet tu atsisėdi ir sudarinėjai sąrašiuką, kokie pliusai dėl to, kad jūs išsiskyrėt. Ir tai palengvina, vat tuo metu palengvina būseną. Bet realiai vis tiek per tuos jausmus teks praeiti, su tais jausmais teks išgyventi. Ir va čia racionalizavimas, ką jisai dar padaro, be to, kad apsaugo nuo sudėtingų išgyvenimų, jisai nutraukia ryšį su emocijom. Nes kai viską racionalizuoji, kai viską per logiką praleidi, emocijos nebereikalingos, tu iš vis blokas yra, ne? Nutrauktas kontaktas su emocijom. O kadangi tik emocijos mus daro gyvai žmonėmis, be kontakto su jomis gyventi darosi tikrai labai nyku. Ir vėl iš patirties. Na, čia kažkas panašaus kaip į tą funkcinį užšalimą, kaip viskas viduje atsijungia, tarytum nėra. Nu, ir laikaisi tik logikos, racionalumo, tiksliau. Tai va, tai tokios tai istorijos su tais gynybiniais mechanizmais ir vėl nepavargsiu šito kartot. Labai svarbu prisiminti, kad patys savaime gynybiniai mechanizmai nėra nei geri, nei blogi. Vienu atveju jie bus naudingi, kitu atveju jie bus kenksmingi. Kaip ir žmogus, kuris šiuo metu yra gynybinio mechanizmo valdžioje, jisai nėra nei geras, nei blogas, nei kvailas, nei kažkoks silpnas. Ne, bet nesmerkiant, nevertinant, neteisiant nei savęs, nei kito žmogaus. Tiesiog, kad pamatytume mane, kad tai yra mechanizmas ir galima tada pagalvoti apie tai, o kaip dabar man su juo susitvarkyti, jeigu jisai mano. O jeigu kokio kito svarbaus žmogaus, o kaip tada man jam padėti, neišgelbėti, o kaip jam padėti pamatyti ir padėti per tai praeiti. Ir kažkuriam, iš tikrųjų, kai kuriuose etapuose labai gerai, kad tokie mechanizmai yra ir kad nuosava psichika tavim pasirūpina. Tai tiesiog tam, kad tu išbūtum sudėtingame etape, kad nesubirėtum į atskiras detalės. Bet kaip ir sakiau, kažkuriuo momentu jie gali pradėti kenkti. Ir
Dar kas svarbu mano suvokimu, vat neteisti, nevertinti, nesmerkti. O antras aspektas nepaskirti tų mechanizmų savo gyvenimo autorium. Bet netiduoti jiems autorystės, nes galima irgi labai lengvai įkristi į tai ir sakyti, nu ką dabar padarysi? Nu, vat taip mechanizmai veikia. Nu, ką aš galiu padaryti? Nieko. Tai vat čia irgi spąstai tokie gali nutikti. Bet kai ateina mintis, kad nieko negali padaryti, iš tikrųjų gali. Gali ir dar kiek gali. Jeigu tik pamatai, kaip veikia vidinės struktūros, nuo ko jos augo, kas apskritai su tavim vyksta realiai, ne fantazijose, o realiai. Ir tiesiog priimi ryžtingą sprendimą pradėti visą tai keisti, formuoti naujus dalykus, augti, tobulėti, užsiimti savim. Ir vat jeigu, tarkim, jūsų gyvenime yra kažkokios situacijos, kur jūs dabar tarytum, kuriuose įstrigot, na ir niekaip negalit jų pakeisti, visai gali būti, kad yra kažkokios taip vadinamos aklo zonos, ne, kur jūs nematot vat, tų vidinių aspektų, kurie sukuria savotišką rūką ir iliuziją, kad viskas vyksta kitaip, nei vyksta iš tikrųjų. Nes galvoje mūsų paveikslai labai dažnai skiriasi nuo to, kokia yra realybė, kaip yra iš tikrųjų. Ir pamatyti tai savarankiškai, kaip ir sakiau, ne visada labai lengva, nes mes patys savo esam tarsi pilkoji zona, ne? Dar kartą, ne todėl, kad su protu blogai, na, trūksta proto ar pastabumo ar dar kažko. Nu, vat, kadangi psichikoje ten, o Dieve, kiek mechanizmų yra ir dalis jų, labai daug iš jų, jie yra tokie, na, labai rūpestingi ir saugo mus nuo gyvenimo. Tai va, tai, nu, taip yra. Bet vat, pamatyti ir panagrinėti, kas su tavim vyksta, iš tikrųjų labai labai svarbu. O kol nematom, mums labai dažnai nutinka taip, kad mes pradedam spręsti ne priežastį, o pasiekmes. Ir kai pradedi spręsti pasiekmes, tai greičiausiai pastangas nukreipsi ne ten, kur jas reikėtų nukreipti. Ir tada susidaro tokia situacija, kad tu kažką darai, bet rezultatą gauni vis tiek tą patį. Situacija kartojasi, nes priežastis tai nebuvo pašalinta. Ne, bet pavyzdžiui, jeigu tave saugo, nežinau, nuo nesėkmės, pavyzdžiui, o tu iš viduje, ne, vidinė sistema, jinai veikia tam, kad apsaugotų tave nuo nesėkmės, tai yra priežastis. Nu, tokia. O išoriai, tu pradedi veikti, va, aš darysiu projektą, aš imsiuos veiksmų, kas, ir tokiu būdu aš susikursiu sėkmę. Ir kas nugalės? Nesėkmė. Nes mes nesąmoningai pradėsim daryti veiksmus, kurie vis tiek mus ves į nesėkmę, nes priežastis tai neidentifikuota. Vat. Ir tada va tas pamatymas, tos vidinės dėlionės, vidinės istorijos pamatymas, kas iš tiesų vyksta viduje, kas nuo ko saugo, kuri vidinė struktūra arba aš naudoju subasmenybę arba asmenybės dalis, kuri dalis stabdo judėjimą pirmin, kodėl jinai taip elgiasi. Ir tada, kai atsiranda aiškesnė vidinė struktūra, tada aiškiau ir kuria kryptimi judėti. Ir tada atsiranda realus žinojimas, o ką tada spręsti. Na, tada žingsniai, energija koncentruojama tikslingai, žingsniai daromi tikslingai, o ne automatu, taip kaip veda.
nes labai irgi toks įdomus momentas, kartais va tie vidiniai mechanizmai, pavyzdžiui, mes keliamės tikslą ir išsikeliam jį tokį, arba tokio dydžio, arba kažkokį, nu, kuris remiasi mūsų kažkokiais gebėjimais, kurių mes neturim. Mes išsikeliam tokį tikslą vien tam, kad nepasiektumėm. Racionaliai mes sakom, jo, aš labai noriu pasiekti, bet mūsų vidus, jisai veda mus į tą istoriją, kuri sako, tu neturi šito padaryti. Tu neturi pasiekti šito tikslo. Nes jeigu tu pasieksi, nutiks kažkas blogo. Ir tave reikia apsaugoti. Todėl tau neturi pasisekti. Tokia labai, istorija sudėtinga. Vat, ir tu išsikeli tą tikslą ir atrodo darai ir padarai taip, kad nepasiektum. Ir logiškai nepaaiškinsi. Atrodo, kad darai veiksmus. O paskui, kai po kurio laiko supranti, kokia istorija čia nutiko ir žiūri į tuos veiksmus ir galvoji, ką aš ten dariau? Nu va, darei, žmogau, darei. Vat. Tai jeigu turit tokią situaciją ir iš tikrųjų yra noras suprasti, kas su jumis vyksta, yra noras pradėti keisti dalykus, nu, jau kažkaip tai nusibodo tose istorijose senose gyventi. Tai yra efektyviausias būdas tai daryti, tai yra asmeninis darbas. Kai yra žmogus, kuris tau paaiškina, kuris tau parodo tas zonas, kurių tu nematai, su kuriuo išsinagrinėjai, kuris padeda tau visą tai suvokti, pamatyti ir duoda įrankius, su kuriais dirbti, kurie padeda visą tai keisti. Tai procesai vyksta daug greičiau, kaip ir sakiau, daug įdomiau ir linksmiau. Vienumoje be abejo irgi galima visą tai daryti, tik tai užtrunka. Užtrunka laiko ir daug klaidžiojimų dar būna pakeliui, nesgi, žodžiu, ir jeigu tokia tema jums aktuali, aš nuoširdžiai kviečiu pasikalbėti apie tai. Bet tik tuo atveju, jeigu iš tikrųjų mąstot apie tai, kad norit pokyčių, kad norit kažką pradėti daryti, galbūt dar neapibrėžėt, kas tai turėtų būti, o gal jau ir apsibrėžėt, ko norėtumėt, bet niekaip neišjudat iš dabartinio taško. Galbūt atidedat, galbūt randat kažkokių racionalių priežasčių, kodėl to nedaryti. Ar dar kažkaip savo paaiškinat. Bet jau jaučiat viduje, kad viskas, jau noriu pradėti daryti, tai kviečiu pasikalbėti, kviečiu užsiregistruoti tiesiog į įžvalgų sesiją. Tai yra nemokama, 30 minučių nemokamas pokalbis, kuriame mes tiesiog pasižiūrim į jūsų situaciją, panagrinėjam ją. Aišku, kad mes giliai neišnagrinėjam, bet kažkokį paviršių bent už ko kabintis. Ir pasikalbam apie tai, ar galėtumėm dirbti kartu. Ar aš galėčiau jums padėti, ar aš galėčiau būti jums naudinga ir palydėti šiuo keliu. Nes visus tuos procesus, apie ką aš pasakoju, aš, kaip ir minėjau, aš žinau per patirtį. Paprastai aš siūlau 3 mėnesių individualią programą, pritaikytą būtent individualiai situacijai. Ten nėra jokių bendrų kažkokių, va taip galima daryti ar kitaip galima daryti, o mes ieškom konkrečių sprendimų konkrečiam žmogui, remiantis jo situaciją, remiantis jo ypatumais. Ir įžvalgų sesijoje mes apie tai pasikalbėsim. Tam, kad užsiregistruoti į įžvalgų sesiją, reikėtų užpildyti anketą.
Ir nuoširdžiai pasakysiu, kodėl aš tą anketą darau. Tam, kad būtų bent kažkokia riba, pastanga, pati mažiausia, kurią žmogus įdeda. Nes jeigu žmogus, tarkim, galvoja, kad labai labai norėčiau pokyčių ir man taip fainai viskas skamba, oi, bet čia anketą reikia užpildyti, kuri užtrunka lygiai 5 minutės, tai greičiausiai toks žmogus, jisai nesijims veiksmų. Nes jeigu 5 minutės anketa yra sudėtinga, tai apie kažkokius pokyčius kalbėti bus daug sudėtingiau. Bet ir anketos užpildymas tai nėra 100% garantija, kad aš jūs pakviesiu į pokalbį. Iki šiol, vat, ilgą laiką aš kviesdavau visus, bet tam išeikvoju labai labai daug resurso, ne visada galiu duoti kažkokius atsakymus ir ne visiems aš galiu būti naudinga. Ir tada, kaip ir žmogus sugaišta savo 30 minučių, ir aš sugaištu savo 30 minučių, savo energiją, savo pastangas. Ir naudos niekam iš to. O kartais būna kažkam naudinga. Vat. Tai aš tiesiog pasižiūriu, nes aš realiai noriu dirbti su žmonėm ir man labiausiai patinka dirbti ir dirbu su žmonėm, kurie realiai nori daryti kažkokius dalykus. Tegu tai būna patys mažiausi, bet jie pasiruošia dėti pastangas. Ne tik teoriškai savo papasakoti, kad aš noriu pokyčių, o iš tikrųjų žingsniuoti. Kaip ir sakiau, kad ir pačiais mažiausiais žingsneliais. Tai va, jeigu jums tokia idėja įdomi, jeigu jūs norite pasikalbėti, jeigu yra pasiryžimas daryti dalykus, ir gali būti, kad jūs užpildykite anketą, gali būti, kad aš jūs pakviesiu į įžvalgų sesiją. Ir net jeigu mes pasikalbėsim, tai nereiškia, kad jūs privalėsit su manim dirbti. Ne. Jūs visiškai ramiai galėsit sakyti, tvarkoj, aš noriu pokyčių, bet, ne su tavim, bet kažkas nesutapo, ne, mes pasikalbėjom ir nesuvibravo. Nėra kažkokio drivo. Ne? Ir tada sudėtinga bus dirbti ir mes tai suprantam, nusišypsom vieni kitiems ir atsisveikinam, ne? Tai va, o gali būti, kad tame pokalbyje prasidės kažkokios naujos istorijos pradžia, kur rasti anketą. Vat prie šio įrašo trumpam aprašyme, tenai yra nuoroda į anketą, kurią užpildykit ir tada žiūrėsim, kaip toliau. Viskas, baigiu. Iki.